Sveiki, mėly žiūrovai, šį kartą sveikinamės iš lauko dienos, esame šalia atnaujinto Agromaž BTH serijos skutiko su naujaja važiuoklė ir šiandien kalbu ne su technikos pardavėju, o su šios skutiko savininku. Tai Veslavai, norėčiau paklausyti, nusipirkai savo BTH skutiką. Ką turėjai, kodėl pasikeitė į šitą ir... Turėjau BT skutiką, pakabina mane lankstomą. Kaip ir iš karto tas tenkino poreikius, bet su laiku auga poreikiai, norisi kažko geresnio, o be to pasižiūri, žmonės nuperka, pasižiūri, jiem geriau gaunasi. Nu ir va taip po truputį susigeneravo mintis, kad reikia ir man tokio daikto. Tai turbūt vienas iš tų pasirinkimų buvo karbuoti diskai. Kaimynas dirba su tokiais, matai, kaip atrodo darbo rezultatų. Pirmą įsiūliau kaimynui. Tada jau kaip kaimyno sindromas suveikia, kad ir man tokio reikia. Ai, vakar apie kaimyno sindromą ir man geresnė. Tai va. Tai čia turim 4 metrį su banguotais diskais. Tai, sakykime, gal madingas dalykas paskutiniais metais. Konkurentai uždavė tempą ir tas pasiteisino, tai dabar daugelis gamintojų naudoja tą sprendimą. Banguotus diskus pas mus Agromaž naudojama su SKF AgriHub stebulėm. Kojos tokios pačios kaip ir paprasto BT modelio. Tad jeigu ir turit senąjį BTH, BT ar BTC serijos skutiką su SKF AgriHub stebulėm, tai galite ir tokius diskus pasistatyti. Jie turėti ne tik agresyvų, bet ir seklų dirbimą jūsų diskiniam skutikui. Visą laikį kažko tai norisi naujo, tai jeigu negali viso padargo nupirkti, gali tiesiog diskus nusipirkti. Taip. Nu tai, sakykime, kuo skiriasi šitie diskai nuo paprastų? Čia turim geresnį mulčiavimą. Labai gerą pjaustymą turim, nes kadangi tas diskas yra nuglūdintas, kaip yra lenkimas, pas jį nėra aštrumas išlenktas, o jis yra nupjautas lygiai, todėl jisai pjauna kaip peilis. Ir jisai yra, kai lygiai pjauna, nu tai realiai išpjauna bet kokią žemę, ar sugulę, ar žolėti būna, viskas supjausto smulkiai ir ko gero šitų bangelių dėka išmeta labai daug masės į viršų. O kadangi masė išmeta į viršų, krisdama masė susifrakcionuoja visą laiką. Grumstai didesni nukrenta žemiau, smulkesni aukščiau, nu ir kuo smulkesnė frakcija aukščiau būna. Todėl laukas visą laiką po tokio skutimo atrodo kaip po kelių dirbimų. Vienu pravažiavimu kaip po kelių dirbimų. Taip. Nu tai matyt, dėl to tie diskai ir pasiteisino pas visus gamintojus. Kas dar apie šitą skutiką, tai truputį pajausi, manau, skirtumą tarp disko eilių. Buvo 85, čia turim metrą tarp eilių. Tai didesnis tarpas, kad išvengti užsikimšimo tarp eilių. Ypač kai reikia skusti tarpinius pasėlius arba pūdymus, kurios nepaslaptys dažniausiai nuskuti paskutinę dieną. Kurie užaugę tokie. Arba turim dar tų sibirinių barščių, labai gerai pasiteisino. Sosnovskio barščių? Sosnovskio barščių, ja. Labai gerai skutikas susitvarko su jais. Tas senasis? Ir senasis sutvarko, šitas iš vis gerai susitvarkys. Ką dar turim? Pasirinkimą viengubą U profilio volą. Šiaip šitam skutikui gan platus pasirinkimas, kaip ir visiems Agromaž skutikam, tai būna vamzdinis pakeris, žiediniai įvairaus tipo U, T, V profilio, dvigubas dažnai pasirenkamas. Bet šiuo atveju Veslavas pasirinko viengubą U profilio volą. Norėjau išskirtinumo, ne taip kaip visi. Nu, dvigubus visi renkasi. Bet tai dabar visi pirks dvigubus, kad būtų biškai geriau negu tavo. Taip, taip. Važiuoklė atnaujinta BTH serijos skutiko. Turim naują gamintojo sprendimą, važiuoklė pakeliama virš skutiko, o ne šiek tiek gale, tam, kad svorio centrą nunešti virš skutiko, o ne už jo ir išvengti skutiko siūbavimą. Tai kodėl pasirinkai 500 ratus? Nes yra karti praktika, kai važiuoji į pelkę, kartais neužtenka ant siaurų pasikelt. Ta praktika buvo su volais Agromaž. A ten 400 stovi? Jo, ten 400 ir tiesiog sugalvojau, kad gal tai bus geriau. Gerai. Ir atrodo, šiaip vizualiai šiek tiek taip... Svoris irgi netrukdo, tai savotiškai biškai daugiau svorio gaunasi. Aišku, kaip sakant, smulkmena, bet... Galios poreikis šitų skutiko, kadangi diskai yra skirti sekliam dirbimui, tai turbūt greit pamatysim, gal kokį reelsą ar istoriją mesim, kaip dirba Maksumas 110 ant kapoto, 105 po kapoto. Dirbs gerai, ašgi turėjau dėmenį su paprastais diskais, tai gerai, normaliai traukia.
kaip sakant, nesirinkau, katės maiše. Deminį taip pat galite pasibandyti pas mus, nes turim demonstracinį 4 m BTH modelį. Tad susiekit su mūsų vadybininkais, tikrai pasistengsime suteikti progą pasibandyti tą skutiką savo žemėse ir su savo traktoriu. Šis modelis šiaip gali būti 4, 5 arba 6 metrų, mūsų deminis yra 4 metrais. Ir su paprastais diskais. Nu, bet išskirtiniais atvejais gali būti ir su tokiais diskais. Aš galiu paskolinti. Jeigu tik tiek reikia, kad pabandyti, aš niekad iš to problemas nedarau. Nu tai va, jeigu norit, galite pasibandyti su paprastais, galite su karbuotais. Komplektacijos yra labai įvairios. Klientai taip pat dažnai renkasi šio modelio skutiką su smulkiu sėklų sėjamąja, kurį pasistato ant vežimėlio. Tai mūsų puslapyje sandėlio technikoje taip pat galite pamatyti, kaip tokia kombinacija atrodo. Šis modelis dažniausiai yra pasirinkamas prikabinamų variantų, bet kartais klientai perka ir pakabinamus, jeigu turi pakankamai didelį traktorių ir nepatogius laukus, kur daug apsisukimų arba laukai siauri. Tai tavo kaimynas. Taip, kadangi BTC turi prikabinamą, tai rinkosi BTH pakabinamą greitesniam patogiam darbui. Labai patenkintas jo yra. Nu ir dar yra čia labai šitas gerai, kad gali persistumti diskus, kas jau senam skutikui, kur jau padylę diskai, jau esam persistumę ir tikrai daskuta gerai. Nes su laiku, kai sudyla diskai, po to nebesueina tarpas, nedapjauna iki galo. Tai gali ilgiau naudoti diskų komplektą? Praktiškai gali sunaudoti iki galo, aš taip įsivaizduoju. Jeigu norėtumėte išbandyti, įsigyti arba daugiau sužinoti apie Garmaš skutikus, susisiekite su mūsų regiono vadybininkais, telefoną pamatysite ekrane. Tada jūs sujungs su jūsų regiono atstovu, kuris suteiks jums profesionalią konsultaciją. O internete viską apie mus rasite higvitagro.lt, sekite mūsų Facebooką, Instagramą, TikToką ir YouTube'ą. Iki pasimatymo. Kažką norėjai sakyti? Ne.